Sveiki, šiandieną norisi dovanoti impulsą šiai dienai iš Evangelijos priegiesmio, kuriame yra sakoma, kad tėvas mus atgimdė savo žodžiu, savo valia ir savo žodžiu, kad būtume pirmienos jo kūrinių. Tai šties, koks yra džiaugsmas ir kokia yra geroji žinia, jog mes esame nuolat atgimdomi viešpaties kuriančių žodžių. Tas kuriantis žodis tai yra pats Kristus, kur žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Gyvena mūsų istorijoje, gyvena mūsų aplinkoje ir mūsų įvykiuose. Ir tai, kad mes esam pirmena jo kūrinių. Ką reiškia būti pirmiena jo kūrinių? Tai reiškia būti pašvestiems jam, vienam Dievui. Nes visa tai, kas yra pirmiena, tai yra pirmena yra pašvenčiama Dievui. Ir tai, kas geriausia yra Dievui. Ir tik jam. Taigi mes dėka viešpaties kuriančio žodžio esame geriausi, išrinkčiausi ir mylimiausi. Ir tie, kurie esame pašvesti jam. Tai būkite palaiminti šią dieną ir jūs esate pašvesti viešpačiui, kaip nuostabi atnaša ir jo kūrinys. Būkite palaiminti.